Skaitinys iš Siracido knygos. Jei švelniai kalbėsi, draugų daug įgysi, nes žodžiai malonūs kiekvieną patraukia. Nors daug su tavimi ir taikingai gyvena, bet tau patarėjas iš 1001. Įgyjęs bičiuliui pirmą jį ištirki, per greit jam širdies paslapčių neatverki. Ne vienas tau draugas, žiūrint koks laikas, o vargui prispaudus kaip mat pasitraukia. Ne vienas bičiulis pavirs tavo priešu, išplūsys tave iš vanos, kilus ginčui. Ne vienas draugausti kaip svečias prie stalo, o negandos dieną jo niekur nerasi. Kol klosis gerai tau, tavęs jis laikysis, kalbės atvirai ir su tavo šeimyna, bet vargui prispaudus jis tau nebedraugas. Atsukęs tavo nugarą, vengs tavo žvilgsnio. Galiausiai aplenk savo priešus iš tolo, bet ir prieš draugus būk, budrus ir akylas. Atsakantis draugas tai ramstis tvirčiausias. Kas tokį suranda, tas lobį užtinka. Už tikrąjį draugą nėra nieko brangesnio, jo ištikimybė vertesnė už auksą. Atsakantis draugas, gyvenimo vaistas. Jį tas susiranda, kas viešpaties bijo. Kas bijosi Dievo, palaiko draugystę. Mat koks jisai pats bus, toksai ir jo draugas. Tai Dievo žodis. Viešpatie, savo įsakytais takais mane veski. Būk pašlovintas Dieve, mane savo įsakymų mokyk. Viešpatie, savo įsakytais takais mane veski. Mane tavo potvarkiai žavi, neužmirštu, kas tavo sakyta. Viešpatie, savo įsakytais takais mane veski. Akis man atverki, kad stebuklus tavo mokslo regėčiau. Viešpatie, savo įsakytais takais mane veski. Leisk pažint tavo priesakų kelią ir nuostabius tavo darbus mąstysiu. Viešpatie, savo įsakytais takais mane veski. Suteik įžvalgumo vykdyti tavo teisyną ir nuoširdžiai jo laikytis. Viešpatie, savo įsakytais takais mane veski. Savo įsakytais takais mane veski, nes jie man malonūs. Viešpatie, savo įsakytais takais mane veski. Alleluja, alleluja, alleluja. Tavo viešpatie žodis yra tiesa, pašventink mus tiesa. Iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus vyksta į Judėją ir už Jordanę. Ir vėl žmonių būriai skuba pas jį, o jis vėl moko, kaip buvo pratęs. Tada atėjo fariziejų, kurie spęsdami jam pinkles klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems, o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė, Mozė leido prašyti skyrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus prabilo, dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą, o nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį, štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Todėl, ką Dievas sujungė, žmogus te neišskiria. Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmąjį svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, jis svetimauja.
Mėly Marijos radijos klausytojai ir klausytojos, vėl Dievo žodis, kuris mus maitina. Prie tokių 3 sakinukų norėčiau pakviesti jūs šiandien sustoti. Toks pirmas vaizdas, kad pas Jėzų rinkosi žmonių būriai, skubėjo pas jį. Praėjo tiek amžių ir mes galėtume sakyti, kai žvelgime į šį pasaulį, meldžiamės už popiežių, sergantį, į pasaulį, kur karai nesibaigia. Evangelija mus kviečia, eikim būriais pas Jėzų. Tai, ko mes negalime spręsti, ko mes negalim sulaukti taikos ar pabaigos kokios nors kančios, eikime pas Jėzų. Evangelija mums sako, kad ir tais laikais Jėzuje buvo supratimas, jog tai ne vien žmogus, bet ir Dievas. Ir tai, kas žmogui neįmanoma, įmanoma Dievui. Ir net jeigu dalykai nesikeistų, eidami pas Jėzų mes pajėgsim išbūti. Pajėgsim išbūti viltyje, pajėgsim išbūti pasitikėjime Dievu, kad Dievas nepalikė šio pasaulio. Tai viena mintis. Kita mintis apie santuoką šiandien Evangelija. Ir ne vien tik apie santuoką, bet ką Jėzus atsakydamas fariziejams pasako. Jis sako, kad nuo pat pradžių jis primena, kai žmonės buvo sukurti, buvo rojus, buvo dangus. Ir net praradus rojų ir dangų, Dievo troškimas buvo tobulos santuokos vyro ir žmonos. Ir laikas, istorija, ir taip kaip fariziejai paaiškina Jėzui, kad Mozė leido paleisti žmoną, Jėzus sako dėl širdies kitumo, dėl to, kad nuodėmė įsivyravo žemėje. Jo troškimas Jėzaus yra, prisiminkite pradžią. Jėzus į žemę atėjo pakviesti mus vėl bandyti gyventi taip, kam Dievas mūsų kūrė. Ištikimybei, meiliai. Jėzus mums nori pasakyti, kad ir kiek kartų nuodėmė sužeidė ir žaidžia pasaulį, mes galime iš naujo kurti Dievo karalystę žemėje. Toksai dvasinis rašytojas Tomas Mertonas ypatingai mus pakviečia šitą Dievo karalystę kurti su Kristumi kartu. Jis sako, kad per Kristaus kančią Dievas mums parodė, kad jis mus pažino. Jis atpažino mus mūsų varge. Jis atrado prarastą panašumą į jį mūsų nupuolusioje būtyje. Jį pripažino ir nuplovė savo dieviškojo sūnaus meilėje. Toliau jis tęsia, Dievas mus pažino ant kryžiaus. Jis su užuojauta ieškojo mūsų sielų ir ėjo iki galo gelbėdamas nuo blogio. Ant kryžiaus Jėzus pažino mūsų tremtį. Ją užbaigė ir parvedė mus namo pas save. Mes turime pas jį sugrįžti prie tuos pačius artimo meilės vartus, pro kuriuos jis atėjo pas mus. Taip Tomas Mertonas kalba apie Jėzų ir taip šiandien Evangelijoje Jėzus mus kviečia nebijoti to dangaus, kurį praradom, to rojaus iš naujo kurti. Nepasilikti neištikimybėse, nepasilikti savo silpnumą, nepateisinti dalykų, kurie mums nutinka arba nutiks, iš naujo kurti Dievo karalystę žemėje. Tai įmanoma tik su Jėzumi. Ir į visus kitus dalykus, ne vien į santuoką žvelgiant, į tuos visus karus pasaulyje, vėl tik su Dievo pagalba mes galime iš naujo kurti taiką. Žavėkimės dangumi, ne vien tik tuo dangumi, kurį gausime po mirties, ir tada Dievo karalystė, kurią mes galime kurti iš naujo šitam pasaulyje, kokius bebūtų sužeistas. Ir trečioji mintis šiandien būtų, kad pas Jėzų atėjo fariziejai nenuoširdaus atsakymo ieškodami, bet norėdami pagauti Jėzų kalboje. Mums priminimas, kaip mes maldoje ar su gryna intencija einam prie Dievo. Dažnai mūsų intencijos tikrai yra mums brangios, mums svarbios,
Bet Tėve mūsų maldoj Jėzus mums primins, kad po visų prašymų mes turim pajėgti pasakyti tiesie tavo valia. Prisimenu tokį kunigą Juraitį, jau amžinatilsį, jis mišiuose, kai būdavo bendruomeninės maldos, jis sakydavo, jos per ilgos. Mes dažnai maldoje už ką nors melsdamiesi pasakom, už ką meldžiamės ir dar paskui Dievui paaiškinam planą, kaip jis turėtų išklausyti. Pavyzdžiui, meldžiamės už jaunimą ir tada kokie 3 sakiniai, kad jie pažintų skaistumą ar jie pažintų gėrimo, taip toliau aiškinam Dievui, kaip jis turi Dievo jaunimą globoti. O Evangelijose rasim ir tokius Jėzaus žodžius, kad net daugiau žodžiaukite. Ir mūsų intencijos pagal šią Evangeliją te būna nuoširdžios. Ateinam pas Jėzų su visokiais prašymais, dėkojimas, kad ir jie būtų ne Dievo valia, bet ateikim su atvirumu, kad Dievas visai ką kitą galbūt norės duoti. Dievas visai ko kito nori mums dovanoti. Taip mus ši Evangelija šiandien galėtų maitinti, kuri nors mintis jums tiko, ar tas noras ir šiandien jau vėl kurti Dievo karalystę žemėje, ar noras su gryna intencija ateiti pas Dievą, ar noras, kaip ir tos minios, eiti pas Jėzų, kai jaučiam, kad nepajėgus patys įspręsti, kuri ta mintis patiks, nešiokimės per dieną ir dėkokim, kad Jėzus, Dievas ir žmogus atėjo ir gyvena tarp mūsų. Amen. Homiliją sakė tėvas jėzuitas Aldonas Gudaitis.